Sveiki, ar kada nors susimastėte, kad fizikai nebūtinai turi sėdėti tik po medžiu ir laukti, kada ant jų galvos nukris obuolys ir į galvą šaus kokią nors idėją, bet ir siekti karjeros galimybių įvairiose fizikos mokslų srityse. Taigi plačiau apie tai mums papasakos Gamtos mokslų fakulteto fizikos katedros dėstytojai ir studentai. Žavėjo tas, toksai lengvai taip nepastebimas gamtos tikslumas, gamtos pastovumas, dėsniai, kurie taip, iš karto nesiskleidžia tiesiog vien pažiūrėjus. Ir tuo fizika yra ir įdomi, kad, tokie atrodo iš pirmo žvilgsnio nesusiję dalykai, pasirodo, turi tarpusavio ryšių ir, leidžia geriau įminti mūsų supančio pasaulio paslaptis. Mano specialybė yra teorinė branduolinė fizika. O kokį universitetą baigėte? Aš baigiau Vilniaus universitetą ir ten apgyniau pirmą disertaciją, po to antrą disertaciją gyniau Rusijoje, daktaro jau tą senovišką iš branduolinės fizikos, tokiam centre socialistinio lagerio, viso branduolinio tyrimo centre, miške tokiam už Maskvos, slapta ten viskas buvo, leidimus reikėdavo gauti tokius. Branduolinė fizika teorinė. Tai fizika, nors konkrečiai aš baigiau lazerių fizikos specializaciją Vilniaus universitete 84 metais, tai buvo pakankamai senai, o dabar daugiau dirbu energetikos fizikos srityje. Konkrečiau, tai specializuojuosi teoriniai branduolio fizikoje ir aplinkos užterštume aerozoliais. Šiaip aš baigiau studijuoti kaip pasakius, klasikinė fizika, tai vadinasi tiesiog fizika. Šiaip prieš tai dar buvo kitas dalykas bakalaure, tai energetikos fizika. Toliau aš ketinu bandyti tęsti doktorantūrą energetikos institute. Blogiausiu atveju tai kitas variantas KTU medžiagotyra. Energetikos institute tai ten energetika ir termoinžinerija. Studentai pabaigę energetikos fiziką galės specializuotis atsinaujinančios energijos srity, kadangi pas mus yra dalis specialiųjų dalykų skirti kaip tik tam, mes gana plačiai nušviečiam įvairias atsinaujinančios energijos sritis. Toliau manau, kad jie galės būti energetikos ekspertai, taip pat energetikos audito specialistai, įvertinantys pastatų energetinį efektyvumą, taip pat energetikos įrenginių. Taip pat jie galės dirbti nedidelėse įmonėse, kurios susijusios su energijos projektais, kurie yra nedidelės apimties, mes tikrai neruošiam specialistų didelėms įmonėms, inžinierių ar panašiai. Kokios šiandieninės yra fizikos perspektyvos, ar tai perspektyvi specialybė? Yra keletą tų dalykų. Pirma, fizika, kuri vystosi pasaulyje. Tai yra didžiulės įrenginiai, nepaprastai brangus, eksperimentai sudėtingi, greitintuvai veikia visokie teleskopai, kosmose stebi reiškinius visokius iš visatos. Visa tai susijęs su branduolinė fizika ir ten pakliūti yra aukščiausias lygis. Pavyzdžiui, mano buvęs diplomantas prieš keletą metų, Mindaugas Lekaveckas, šiuo metu yra Massachusetts Institute of Technology doktorantūrai, 5 metam gavęs Fulbrighto stipendiją ir tam institute kaip tik vykdomi eksperimentai ir jis juose dalyvauja, kur suduriami 2 sunkūs švino aukso branduoliai, išsilaksto kvarkų sriuba į visas pusės ir reikia suprasti, ar ten gali gimti kokios nors egzotiškos naujos dalelės. Vienu žodžiu, tai yra viršūnė šito viso. O ar yra plačios karjeros galimybės, tarkim, magistrantūros ir doktorantūros studijų? Taip, nes turime labai gerą kaimyną, Lietuvos energetikos institutą, ir kuris su malonumu priima mūsų studentus į doktorantūros studijas. Magistratūros studijas galima tęsti tiek Vytauto Didžiojo universitete, tiek Kauno technologijos universitete arba kitose universitetuose. Dalis studentų išvažiuoja magistratūros studijom į užsienį,
Ir manau, kad nežinau nei vieno mūsų absolvento, kuris turėtų sugebėjimų ir turėtų problemų dėl darbo. Visi, kas netingi, kas rodo iniciatyvą ir yra darbštus, jie susiranda darbą. I am working on molecular dynamic simulation in solid state physics. In solid state physics, atomic clusters and past formations in molecular dynamic simulations. Jeigu jūs matot, kad kokioj nors srity jums taip viskas patinka, kad nieko kito jau ir galvot negalima, taip kaip man pasisekė gyvenime, reikia ten ir eit. Kas jūs bebūtumėt siauriausiai srity, jeigu jūs būsit tarp pasaulio viršutinių žmonių, jums visada visur bus gerai. O jeigu ateiti tik tai taip čia pavaikščioti į fakultetą, tai tada aš siūlyčiau nerizikuoti. Taigi tikimės, kad šis reportažas padėjo jums suprasti, kokios yra dabartinės fizikos specialybės karjeros galimybės. Ačiū už dėmesį, su jumis buvo Modus ATV ir Monika Sakalauskaitė.